Taip atrodo sporto salė, maždaug už 4000 svarų. Eina pasižiūrėti. Mama sakė, čia Kėdainių blynai. Draugai, šiandieną noriu aprodyti jums savo išpildytą svajonę, atsidaryti savo sporto salę. Standartiškai. Soliukas, tiesus, nusileidžia šiek tiek žemyn galvą ir pasikelia iki maksimalaus aukščio. Labai geras, tvirtas, jeigu pirksite, žiūrėkit, kad būtų būtinai tvirtas, nes labai dažnai jie tokie būna trapus, vadinkim, ir juda, tai jūs to tikrai nenorite. Čia yra sporto salės namuose išsigelbėjimas, tai čia yra hanteliai, kurie yra sudedami. Tai paprasčiausiai norit mažo svorio, nusistatot, čia yra 5 kg. Norit 7,5 kg, pasidarote į šoną, jau 7,5. Norit, nežinau, 20, jau 20. Čia yra surašyti svorio skaičiukai ir lygiai tą patį darom su abiem pusėm ir puikiai veikia. Ir šito maksimalus svoris yra iki 34 kg. Kaipgi be garbės sienos savo pačiam. Lygiagretės dirba visą viršutinę kūno dalį. Viršui prisitraukimams skirta, kaip matot, skirtingi paėmimai, skirtingi pločiai. Lygiagrečių aukštis gali didintis ir mažintis. Nusiema, užsideda šitie saugikliai, kad užsidėti štangą. Jeigu darot pritupimus, kad būtų saugu, užsideda čia, irgi galite kokį nori aukštį. Keletą mėnesių vienas žymus treneris darė pritupimus, darė visiškai be apsaugos ir save nusižudė darydamas pritupimus. Čia kabinasi svoriai, čia ir apačioj. Labai patogu. Yra trauka iš apačios ir iš viršaus. Vienas, antras trauka į apačią. Galima daryti į tricepsui, į kaktą, deltai. Na ir kas esate temoje, patys suprantat, kiek galima daug padaryti su šito dalyku. Turėjau mintyje, kad noriu pasidaryti savo sporto salę. Norėjau, kad tai užimtų kuo mažiau vietos. Čia buvo pirmas dalykas, kad būtų kuo funkcionaliau ir kad būtų galima atidirbti kuo daugiau pratimų. Viename. Čia dedasi štanga ir tada eina trauka pasilenkus. Va, 2 poras po 16, po 20, po 24. Čia 36, 32, 40 ir mažiukas 8 apšilimai. Aparatas yra labai geras, nežinau, ar aš jį vėl pirkčiau, jeigu daryčiaus per naujo. Tai čia skirtas nugarai, užpakaliui, kojom. Bet pastebėjau, kad nėra plačiai naudojamas, bent jau pas plačiai nenaudoju. Tai nežinau, ar pirkčiau antrą kartą. Dviratukas, irgi būtinai žiūrėkit, kad jisai būtų standus ir nejudėtų ir nebarškėtų, nes labai nemalonu yra, kai pats dviratis visas juda ir tu jautiesi ant jo nesaugiai. Jūs norite tikrai gero dviračio, kurio atsisėdę, jaustumėt, kad jūs esate tvirtai ir galite minti dviratį ramiai. Ta reception desk vadinama, irgi pirkau, dažiau, irgi labai praverčia, nes gali iš galo prisidėti daiktų, visus savo patogiai susidėti. Į pietus, mėgstamiausiai blynai su mėsą, su bulvėm, po treniruotės pats tas bus. Tada turim dėžėm, kurios galima lipti, ant kurios galima šokinėti, nuo jos galima užpakalį kelti. Na ir kaipgi be veidrodžio, hebrytė. Žinoma, gumos irgi. Visi, kas rimtai sportuoja, žino, kaip daryti apšilimus su gumom, su tokiom gumom. Tokį kambarį, tada jisai toksai yra skirtas labiau relaksui. Čia yra atliekami tempimo pratimai. Čia, kai priimu klientus pirmai konsultacijai, mes ateinam, atsisėdam, labai jauki aplinka, pasidarom kavos, bendraujam ir taip pažindinamės vienas su kitais. Pirmas įdėti čia būtinai kilimą, kuris duotų tokio jaukumo, kurios, pavyzdžiui, žmogus, kai ateina, net nebūtinai turi atsisėsti ant sofos, ant fotelio, o tiesiog, sakau, galim sėstis ant kilimo. Ir tiesiog, kad būtų tas toksai jaukus momentas. Tai paleidžiu būtinai muzikos fone, va tokią kolonėlę
jie galima atjungti, jinai nešiojama yra vaikų žaidimams, žaisliukai, Lego ir taip toliau. Irgi, nes pas mane moteris ir vyrai ateina treniruoti su savo vaikais, tai vaikai užsiema čianai su klientais toliau sportuoja. Ekstras. Šitie foam rolleriai labai gerai gaunasi apšilimo, tempimo pratimai ir kamuoliai. Irgi būtinas reikalas. Pigus ir labai efektyvus. Ištraukiamas trigubas matrasas. Tokia lenta irgi labai pasiteisinusi. Dekoracijos, kad būtų jaukiau, kad žmogus atėjęs jaustųsi kaip namie. Beje, nepaminėjau, kad šitam pastatui yra beveik 800 metų. Tik pagalvokite apie tai. Aišku, jis buvo dastatytas, pristatytas ir taip toliau. Bet kiek čia daug energijos, kiek jame buvo visko įvykę iki tol, kol pasirodžiau aš. Jeigu tu šitą video pražiūrėjai iki dabar, nuoširdingai tau ačiū. Palik komentarą, paspaus like, pasidalink su draugais. Ačiū dar kartelį.